Vyrai supranta savo darbą ir gerai dirba per treniruotės, ne vienam priekaištų neturiu. Bet neramina vienas dalykas vidurio puolėjo pozicija. Aukšto ūgio, ta prasme, nes toj pozicijoje kol kas yra silpniausia vieta. Įdomus jausmas, įdomus. Aš vis tiek, kai baigiau karjerą kaip žaidėjas, aš esu ne kartą minėjęs, kad toliau susėsiu savo tolimesnį ateitį su krepšiniu. Ir dabar kaip treneris, įdomu paprasčiausiai tie, kaip sakyti, iššūkiai, aukštesnis lygis. Visi žaidėjai apie lygus. Vienodai, kaip ir pajėgumą, aišku, yra tas startinis penketas galbūt. Bet irgi priklausomai nuo varžovo gali pradėti bet kurį žaidėjas į tam startiniam penketą. Nėra to, kad būtent toks startinis penketas ir jis visą sezoną, kaip sakyti, pradės tas varžybas. Stengsimės, jeigu gerai žaisim, stengsimės laimėti ir manau, sirgaliai patys rinksis nors Klaipėdoje ir taip pastoviai, čia pilna tribūna, jų raginti nereikia. Ambicingi esame jaunimas, todėl galbūt jaunimas padės. Visi stengiasi, kaip sakiau, ir kiekvienas žaidėjas turbūt savo turi darbą aikštelėje ir kiekvienas stengsimės daryti savo darbą. Vienas žaidėjas, vienas rungtynės bus lyderis, kitas žaidėjas, kitas rungtynės. Pažadėti, laikykitės. Kaip ir visiems, yra labai įdomu susitikti su stipriausiom komandom, tai Žalgirio ir Lietuvos Rytas. Jeigu norit, kad pasakyčiau vieną komandą, pasakysiu Lietuvos Rytas. Sirgaliai tai būtų labai svarbu iš tikrųjų. Galbūt bus nepasisekimų, galbūt, bet reikia sirgalių pagalbos ir lauksime tikrai.